Tėvai dažnai klausia odontologų, ar verta gydyti pieninius vaikų dantukus. Ir paplitęs neteisingas požiūris, jog pieninių dantukų gydyti nereikia, mat jie iškris. Tiesa yra ta, kad paskutiniai pieniniai dantys iškrenta tik 11-12 gyvenimo metais. Tai ilgas laiko tarpas, o iki to laiko vaikui reikia kramtyti ir norisi, kad dantų neskaudėtų, netintų, maistas nesikimštų. Šią nuomonę, kad nereikia gydyti pieninių dantų, labai puikiai iliustruoja vienas tyrimas atliktas Lietuvoje vaikams nuo 4 iki 6 metų, kuris nustatė ėduonies intensyvumą ir paplitimą ir skaičius yra išties didelis – 89%. Tai rodo, kad iš tiesų tėvelių požiūris į vaikų dantis yra iš tiesų atsainus. Dėl įvairių pieninių dantukų negalavimų yra sutrikdoma nuolatinių dantų dygimo tvarka ir tada prasideda ortodontinės problemos. Todėl pieninius dantukus ne tik verta, bet ir būtina gydyti ir tai visada atsiperka. Dar labai svarbu yra žinoti, kada reikia pradėti rūpintis vaikų dantukų gydymu. Tai vos tik išdygus pirmajam dantukui, tai būna apie 5-6 kūdikio gyvenimo mėnesį, jau reikia pradėti rūpintis tėveliams tuo dantuku. Iškyla dar vienas rūpestis, dėl to, kad nuo pat pirmosios išdygimo dienos tą dantuką jau veikia įvairūs faktoriai, tiek vidiniai, tiek išoriniai, tai reiškia tiek seilių struktūra, tiek apnašų kiekis. Todėl minkštų šepetėlių, žinoma dar be dantų pastos, bet jau kartą per dieną reikėtų jį nuvalyti. Ir taip atsiradus kitiems dantukams, taip aišku toliau ir taip reikėtų tos pagalbos iki mokyklos, iki 6 metų, 6-7 metų reikia padėti išvalyti, nes vaikai patys iš tiesų dar nesugeba visų dantukų pasiekti ir ta priežiūra prasideda nuo pat pirmo dantuko. O pas gydytoją odontologą pakviesčiau jau po 2 gimtadienio. Tai yra jau metas, kai beveik visas pieninis sąkandis yra tas mūsų susitikimas, dažniausiai būna tik profilaktinis ir pacientas dažniausiai susitinka su aplinka, susipažįsta su personalu. Dažniausiai mes tik tai pasikalbam su mama, aptariam apie dantukų būklę, pasižiūrim, suskaičiuojam dantukus, susipažįstam su mūsų visais dantukų draugais, kaip mes vadinam, tai yra ir vėjukai, ir siurbliukai. Vis dėlto yra vaikų, kurie taip ir neišsižioja, priešinasi, bijo ir netgi tokiems vaikams yra būdas, kaip padėti. Tai gydymas sedacijoje. Peroralinė sedacija yra negili, pacientas būna mieguistas. Šios sedacijos metu pacientas išgeria tabletę arba sirupą ir po 20 minučių suveikus medikamentui yra pradedamas darbas. Kita sedacijos rūšis yra intervencinė, daug gilesnė ir efektyvesnė procedūra, kai gydytojas, anesteziologas ir reanimatologas suleidžia medikamentų į veną. Vaikas iš karto užmiega, miegas trunka tiek, kiek trunka pati procedūra. O sedacija tam ir yra naudojama, kad sumažinti stresą, sujaudinimą ir tą nerimą. Ir kad pacientui daugiau komforto būtų ir kad gydytojas turėtų optimalias sąlygas dirbti. 6 metais vaikams pradeda dygti nuolatiniai dantis. Tiek centriniai kandžiai, tiek nuolatiniai krūminiai. Ir stilantai yra viena iš priemonių tuos krūminius dantukus apsaugoti. Tai yra labai puikiai efektyvi profilaktikos priemonė, kuri iš tiesų pati procedūra yra labai paprasta, neskausminga ir greita ir iš tiesų labai apsaugo dantukus, o tai yra sugalvota dėl to, kad nuolatinių dantų kauburai yra labai išreikšti, vagelės yra gilios ir tose vagelėse dažnai susikaupia tiesiog maisto apnašo ir lieka. Ten ir genda greičiau, todėl yra sugalvota toks kaip lakas, kaip mes aiškinam tėveliam, kad uždarytų, užhermetizuotų vageles ir ten nepakliūtų maistas, apnašos ir tas ėduonis nesivystytų. Na, o spalvotos plombos tai yra tiesiog, kad būtų smagiau, linksmiau ir kad vaikams būtų daugiau motyvacijos ateiti
įdėti tą spalvotą plombą, jie kartais ir darželį pasidalina įspūdžiais, vienas kitam parodo, kad vienas tokią turi, kitas žalią, kitas mėlyną, na ir ateina, prašo tokios pačios arba kitokios spalvos išsirenka, turim visokių spalvų. Na ir jeigu yra smagiau, tai spalvota plomba visada gali būti ir iš tiesų tai nebėra naujiena, bet vis dėlto vaikai jas dar vis renkasi. Šiais laikais yra iš tiesų ne viena priemonė ir metodas, kaip galima padaryti vaiko apsilankymą pas odontologą patrauklų. Mėly tėveliai, būkite kantrūs ir atsakingi puoselėdami savo atžalų dantukus. Nelaukite, pradėkite spręsti mažas ėduonies sukeltas problemas, kol jos neužaugo iki didelių, ilgų ir brangiai kainuojančių procedūrų. Būkite sveiki ir šypsokitės drąsiai.